Sveiki visi sportininkai, taigi kuriu antrą dalį atsakom į jūsų klausimus. Jūs man užduodat klausimus, o aš juos atsakau. Taigi, antra dalis, tikiuosi atsakysiu, kiek galėsiu jūsų visų užduotus man klausimus. Taigi, galim pradėti. Pirmas klausimas, Jonas Kazėnas klausia. Kas tau yra gatvės gimnastika ir kodėl pradėjai užsiiminėti gatvės gimnastiką, o ne kažką kito? Gatvės gimnastika man yra, galima sakyti, mano gyvenimas, todėl nes man tai yra pats geriausias sportas, aš jį pradėjau užsiiminėti. Todėl, nes, tiesiog laisvas sportas, tu grynam ore sportuoji ir panašiai, nereikia eiti kažkur į salę prakaituoti ir panašiai. Žinoma, vieniem patinka salė, kitiem laukas, bet man, pavyzdžiui, kieme sportuoti yra gaiviau ir panašiau ir šitas sportas man toks laisvesnis jaučiasi, nežinau kodėl. Žmonės, pavyzdžiui, varžybos ir panašiai būna visi tokie paprasti, normalūs, tiesiog tas sportas man labiau širdies. Kitas klausimas. Ar esi bandęs rūkyti ar kada nors rūkėjai? Manau, kiekvienas yra pabandęs parūkyti ir panašiai ir mokyklos laikais taip, kaip sakant, nesigirsiu ar panašiai, taip, parūkydavau ir pagerdavau, ir dabar pageriu. Aš esu žmogus, vis tiek būna, tarkim, gimtadieniai ar panašiai, tai draugai baliavoja ir panašiai, ką aš nesėdėsiu kaip koks absentas ir nevalgysiu agurkus. Žodžiu, taip, išgeriu ir parūkau, kai būna progos. Ar daug geri alkoholinio gėrimo? Jei geri, tai ką labiausiai mėgsti iš alkoholio? Alkoholio visai nemėgstu, todėl nes alkoholio skanaus nėra. Visi yra šlykštus ir panašiai, bet geri tiesiog, kad su chebra, kad prisigert, pavyzdžiui, jeigu būna ten kokios gimtadieniai ar panašiai. Bet jeigu ir geriu iš alkoholio, tai geriau tik tai brandy, nes man brandis, nežinau, gal toks švelniausias iš tų visų alkoholių. Edmundas Dovidavičius klausė, tai dabar ką sportuosi, street workout ar fitness ir kodėl? Sportuosiu abudu sportus, bandysiu derinti ir workoutą ir fitnessą. Žinoma, bus labai sunku, bet noriu užsivaryti kojas, kad nieks nepriekabiautų kaip pastoviai, kad čia viršus susipūtęs, o kojų nėra. Tai va, šiaip bandysiu ir fitnessą ir žinoma, workoutą tikrai neapleisiu. Sekantis klausimas. Ką patartum pradedančiajam sportuoti, jei žiauriai sunku ir nieks nemotyvuoja? Deividas Žukauskas klausia. Čia matai, motyvacija priklauso nebūtinai, jei tave kažkas motyvuoja. Tu turi širdį pats save motyvuotis. Pradedi sportuoti. Patarimas bus toks. Pradėk sportuoti bent pirmą savaitę, prisivers kiek gali, eik prie turniko savaitę 2. Ten užteks porą savaičių. Tu pamatysi, kad tau kyla jėgos, kad tu pradedi pats tobulėti ir panašiai ir pamatysi, ta motyvacija tau pačiam atsiras, nes tas progresas tau kils ir tu matysi, kad tu pats tobulėjai ir tu daugiau to norėsi ir pagausi kablinų ir pamatysi, nesustosi taip ir toliau, nes visiems pagrinde tai būna. Taigi, kitas klausimas. Klausė Silverijus Mol. Ar daug tavo draugų sportuoja? Jeigu aš jau esu sportininkas, tai pagrindai rinkos kolektyvą tokį, kuris sportuoja. Žinoma, turiu draugų, kurie ir nesportuoja, mėgstantys išgerti ir panašiai, bet pagrindai taip, pagrindai pas mane visi sportininkai. Kitas klausimas. Nuo kiek metų pradėjai sportuoti ir nuo kokios bazės pradėjai sportuoti? Jau net nebepamenu, senai gan buvo, bet bazę tai net neatsimenu, dipų tai gal kai tik tais pradėjau daryti pirmą kartą, gal kokius 10 padariau, pristrukimų kažkas 5, 4 kažkas to. Kitas klausimas klausė Povilas Juknevičius. Ar nebuvo didelio nugaros skausmo, kai mokinaisi frontleverį? Dėl ko ir kaip to išvengiai? Tai buvo, jeigu tu kalbi apie tą skausmą kaip laikai ir atleidi, kad atrodo, kad kvėpuot negali, nugaros viršui skauda. Tai manau, kiekvienas yra su to susidūręs, todėl nes pradžioj tu tiesiog nepripratęs prie to kvėpavimo ir panašiai. Ir kai tu iš visų jėgų laikai, tu spaudi krūtinės ląstą, vis tiek plaučius visus suspaudi ir dėl to taip yra, bet su laiku, kaip vis lengvės tau stiprėsi, tai vis lengviau laikysi ir to skausmo jau nebejausi. Kitas klausimas. Ko tu sieki sportuodamas? Sportuodamas siekiu tiesiog tobulinti savo sveikatą, gražinti kūno linijas, rodyti kitiems pavyzdį ir tuo motyvuoti save ir kitus. Sekantis klausimas. Darė Juknevič. Kiek laiko tu mokaisi plančią, ar tau tai buvo sunku? Mokiausi ilgai labai, bet žinoma buvo labai sunku, bet ir tai, dar aš nelaikau jos idealiai, tam vis tobulinu, bet dar pas mane nėra tobula. Kitas klausimas.
Kiek žinau, Linas Savickas klausia, kiek žinau gerai workoutinį, koks sudėtingas triukas tau atrodo? Daug yra sudėtingų triukų, visokių, ypač dabar, kaip šitas workoutas populiarėja ir vis tie pratimai vis tobulėja, sugalvoja vis naujų, tai visokiausių vis naujų atsiranda sunkių, ten ant pirštų jau visokias nesąmonės daro panašiai, tai manau, kad daug yra sunkių pratimų ir tikrai negalėčiau kažkurio vieno išskirti. Taip. Kitas klausimas. Dukauskaitė Rasa, jeigu panelė pasakytų, kad jai skiri per mažai dėmesio ir lieptų rinktis street workoutą, ar apleisti ją ir palikti, arba apleistis workoutą, ar palikti ją. Argumentuok atsakymą. Jeigu visų pirma panelė užduotų man tokį klausimą, kad arba mes workoutą, arba aš tave paliksiu, tai čia yra ne panelė, todėl nes manau, kiekvienai merginai turėtų patikti vaikinas, kuris yra sportiškas, atletiškas, kažko siekia, o ne geria, rūko ir panašiai. Tai manau, čia pati ta mergina būtų kokia degraduojanti, jeigu jai nepatiktų vaikinas, kuris sportuojantis. Tai manau, jeigu jau taip man iškiltų toks klausimas, kai mergina manęs paklausų, tai manau pasirinkčiau sportą, todėl nes taip neturėtų būti. Taip, sekantis klausimas klausia Dovis Street. Kokių pratimų pasiūlytum 14-mečiui berniukui street workoutą? Patarčiau, kol tu esi jaunas ir panašiai 14 metų, tai tiesiog kelti bazę savo, didinti jėgą ir panašiai, o jau paskui, kai sustiprėsi, normaliai jau būsi stiprus, padarysi bent 30-40 pristraukimų ir kokį 50-60 lygiagrečių. Tada tu esi jaunas, lankstus ir panašiai, tu gali treniruoti lengvai triukus. Pradžiai tai patarčiau sustiprėti fiziškai. Sekantis klausimas. Deimantas Dambrauskas, norėtum būti galiūnas? Ne. Nuoširdus, Edvinas Laužis klausia, nuoširdus atsakymas naujokams. Nuoširdžiai naujokams visiems pasakysiu, stenkitės, progresuokit, žinoma, siekit to tikslo, kurį darote, nesustojate ir tikiuosi, kad nei vienas nemesit šio sporto, vis stengsitės eiti tolyn, motyvuosit galbūt kitą kartą, bet žodžiu, visi naujokai tiesiog eikit pirmin. Kitas klausimas, Edgaras Černauskas. Ar atsiminėdamas street workoutų naudoji papildus, svorius ir panašiai, pristraukimams, dipams ar preso pratimams? Šito ne, kaip workoutų visą laiką dirbau su savo grynai kūno svoriu, niekada nenaudojau jokių svorių tenai papildomų, bet šiaip tai žiūrint kas ko siekia, jeigu tu sieki padidinti grynai ten savo kūno svorį ir panašiai, tai gali dirbti su svoriais, bet aš grynai didinau skaičius ir tiesiog su svoriais tiesiog nedirbau. Kitas klausimas. Povilas Mutijanas. Svajonė vis dar ta pati laimėti Lietuvos gatvės gimnastikos čempionatą. Kaip sakoma, svajonė liks sveika. Turbūt čempionatą nepaeis man niekada laimėti, bet nežinau, bandysiu dalyvauti. Ne dėl pergalės, vis tiek dalyvauji, svarbu, kad sudalyvauti, išmėginti savo jėgas ir svarbiausia tas, kai tu ateini kiekvieną čempionatą, tu vis susimotyvuoji labiau, nes pamatai, kad visi, kurie, pavyzdžiui, praeitais metais dalyvavo, ateini šiais metais ir pamatai, kaip jie užprogresavę, tai pagalvoji, aš ir atrodo taip paprogresavęs, o kiti dar labiau užprogresavę ir tas skatina toliau sportuoti ir stengtis vytis kitus. Dėl to aš ir toliau dalyvausiu čempionatuose. Kitas klausimas, kokiom sporto šakom užsiminėdavai prieš pradedant sportuoti gatvės gimnastiką? Pradžioje lankiau krepšinį, paskui kickboksą perėjau, gan ilgai lankiau, daug sportų, kol jaunas esi, tai visus bandai. Sportas, kickboksas, boksas, visokios krepšiniai, futbolai, baseinai, kas tik tai jaunam šaudo į galvą, šokiai visokie. Kitas klausimas, kiek tau buvo metų, kai padarei 5 pristraukimus? Šito jau neatsimenu, turbūt gal kokioj nežinau. Mokykloje tai padarydavau, vis tiek kūno kultūra būdavo. Eikit į kūno kultūrą ir būtinai padarysit pristraukimą, bent jau. Nes pas mane būdavo, aš 12 klasėje buvau, pas mane mokytojas visą laiką, pavyzdžiui, per atsiskaitimą būdavo, sakydavo, eikit, darykit pristraukimus, nes kai galia metų būdavo. Pas mane keli klasiokai būdavo tokie, kur ateina ir vos ten po vieną, vos 2 įstenį. Tai čia man nežinau, vyrui turėtų būti gėda. Tai mano kūno kultūros mokytojas sakydavo, viršilą parodyk šitiem lepšiam, kaip reikia daryti pristraukimus. Tai va, nepraleikit kūno kultūrą. Paskutinis klausimas.
Kaip atradai gatvės gimnastiką? Nu, kaip ir sakiau, mes su draugais iš pradžių sportavom kickboksą, o paskui kažkaip visą laiką tam kickboksą mes po treniruotės darydom pritraukimus, ten lygiagretės. Ir kažkaip iš to kickbokso kaip išėjom, taip visi su draugais ir pradėjom rinktis prie turnikų ir taip kažkaip prasidėjo tas sportas. Bet ta prasme, apie tos triukus visus nežinau, tiesiog mes jėgą didindom, bet 2012 metais pirmas varžybos sudalyvavau ir tada jau pamačiau, kas yra ta gatvės gimnastika, kad galima atlikti kokius triukus, tada dar internete užmačiau Hannibalą, kaip žinom, turbūt visi jį žino, ir pamačiau, ką galima atlikinėti ir nuo to viskas prasidėjo. Tai tiek šiandien klausimų ir dėkui, kad mane išklausėte, tikiuosi patiko ir atsakiau, kiek galėjau visus klausimus. Ačiū ir iki kito.